Jurbo nacionalinė krepšinio lyga jūsų dėmesiuje. Keliaujame į Garliavą Kauno rajono, Omega Tauras LSU šiandien namuose priima Palangos Olimpą. Paulius Danisevičius tame mače pataikė. Tiesa, greit sugrįžta į gynybą Omega, koks perdamas. Kelečius bando plėsti aikštelę. Panevėžio Lietkabelio komandoje čia Danisevičius. 6. jo taškas. Navickas taip pat paieškojo Kelečiaus, perdama Šliogeriui, šis klaidina Kymantą ir taškai. Nedaug žaidėjų yra žemesnių už Mindaugą Stašį, bet Krivickas yra vienas. Duoda savų naudų Olimpui, vėlgi Danisevičius 0. Danisevičius plitina gynybą, praeina iki galo ir tiesa pavyko Olimpo pristabdyti. Jei pirmajame ir Olimpas turėjo net porą situacijų, kai galėjo po Narvilo. Tašys jau skuodžiai prieki, iki galo, Barnis iš toli, 3 taškai. Atakuoja varžovo, metimas nuo lentos netaiklus. Arti buvo puolime atkovota kamuolio šeimininkai, bet gaunasi, jog kavo. Orestas Šeputis. Į priekį. Kelečius eigoje priima kamuolį. 0 iš 4 jam atakuojant iš toli. Taitusas. Labai aukštą, atakuoja Krivicką. Įsimetimas Runkauskų, gal dabar Marius Runkauskas. Taitusas atakuoja iš toli, šiandien gerai jaučiasi. 1 sekundė, Kelečiui užmetamas kamuolys. Marius Runkauskas, kaip senais, gerai. 2 sekundės atakai neišsikeitė, galiausiai ginamai 3 sekundės. Trojus Barnis, Olimpui atsitikti. Šarūnas Vasiliauskas iš labai toli nuo lento. Štai taip pat rišo krepšį ir Danieliui Taitusui. Šulskis. Kymanto plius 28, Taitus turi 4 komandinės pražangas. Dar vienas puikus. Čia jau Olimpas laimėjo, bet tada laimėjo kur kas sunkiau. Vėlgi klaida. Vasiliauskas, Kelečius, Šeputis iš laiką. 5 sekundės, Taitusas išsimeta laisvą tritį. Pranašumą turės Olimpas. Taitusas laimi Palangos komandą ir iškovojo labai svarbę 14 pergalę. Pagal pergalę susilygino dabar Palangos Olimpas su Omega.